Sveiki visi, su jumis aš Žygimantas. Aš noriu šiandien pakalbėti gan tokia stipria tema, viena stipria tema, kurią užgaudžiau šiandien streame. I want to go from her. So basically, let's start from everything. I don't wanna to hear about her. Yes, you heard me. I don't want to hear about her. If you need a Lithuanian video about it, yeah, I can make like in hour, and it will be done. But I mean, yeah, those these videos like for my website. Ir noriu pasakyti, kad aš per streamą sakiau, kad nustojam minėti Milės vardą. Žinau, kai kurie žmonės nenustojo ir tipo vis dar komentaruose mini, bet aš padariau kelis dalykus. Aš tiesiog turėjau dėl savo nervų, dėl savo depresijos užblokuoti tą vardą. Dėl ko? Nes tiesiog, ne dėl to, kad užknisa ar taip toliau, bet tiesiog jau aš pavargau. Šį vasarą man iš viso nepatiko. Nes tipo, kaip paaiškinti jums? Buvau ligoniniai 2 kartus. Ir actually, kažkas, aš atsimenu parašė, kad mano blogas nepasiseks. Nu, jisai ir nepasisekė. Ir ta prasme, aš išgirdau, kad Mila išvažiavo į Turkiją. Žinot, mane paėmė tokis liūdesys, aš liūdėjau. Ir dabar aš nesigalvoju istorijos, nes tai viskas rimta buvo. Žodžiu, aš buvau prišertus vaistais. Aš pasiprašiau didesnės dozės, bet ta prasme, ta didesnė dozė pridarė problemų. Ką aš dabar pasakysiu, patapau daržovę. Taip, aš patapau daržovę. Ir tiesiog žmonės su Milės vardu dar tyčiojasi iš manęs, kad aš prastas, aš prastesnis už Milę, kad eik su Milė bendrauti, ten dar kažkas, kad Milai geriau už tave, tokie komentarai. Aš tiesiog jau nebegaliu. Aš visiškai nebegaliu, nes ta prasme, aš žinau, kas atvedė Milės vardą į tą vidurinį tašką, tai yra Kušas. Ir aš kaltinu juos, ir actually, aš iš viso nebenoriu, kad būtų minimas jos vardas, nebenoriu nieko. Tiesiog aš noriu ramiai viską, kaip jums pasakyti, ramiai gyvent. Aš nustojau kurti video apie Milę, jūs nustojate rašyti komentarus. Šiaip iš viso mano kanalas yra kripto kanalas. Nu, šiaip 2 kanalai yra kripto kanalai. Aš žinau, šiandien Instagram'e pasiskelbiau apie savo streamą, kad aš parašiau, kad nustoti reikia tenaise užblokuosi Instagram'e ir taip toliau. Žmonės pradėjo kabintis prie mano kripto. Aš nežinau, gavau absoliučiai labai daug komentarų, kad tau su kripto nepasiseks, tau tas bus, anas bus ir tiesiog nepasieksi savo tikslo. Nu, tame dalykai ir yra, kad jeigu jums patinka Milai, eikit pas Milę. Man visiškai nerūpi, bet kai norėsit pakomentuoti kažką apie ją, aš neatsakysiu. Nes tiesiog tai jau yra nebeįmanoma ir tai turi sustot. Žinau, gal esu kalbėjęs apie buvusią merginą, bet tai yra blogiau. Ir kažkada gal prieš metus irgi tokiu pačiu laiku buvau sukūręs video, kad reikia nustot.
Nu, kad tipo man obsesija, įsiliet turiu, bet jau tai turi stoti. Viskas. Aš tik tiek galiu pasakyti. Viskas. Ačiū. Ačiū, kad žiūrėt. Tikiuosi visi supras. Dar norėjau pasakyti, užeikit į mano ten yra kripto puslapiai, kur jūs galit pradėti. Šiaip aš turiu labai daug kontento, dabar ties kuršiu metu ir labai daug kontento kursiu. Tai vat, žinokit, man reikia ramybės. Ačiū.